Sveiki visi. Pastaruoju metu susilaukėme iš tiesų nemažai užklausų dėl dinaminės pakartotinės rinkodaros Lietuvoje. Tad trumpai pristatysime šį produktą ir kokie būtų žingsniai norint startuoti su juo dirbti. Tad pirmiausia, pakartotinė rinkodara. Tai yra produktas, kuris leidžia vartotojams, kurie lankėsi jūsų svetainėje, rodyti skelbimus, toliau naršant vaizdo reklamos tinkle. Ir iš tiesų statistiškai matome, kad tai yra labai efektyvus reklamos būdas, nes netgi 96% lankytojų iš svetainių išeina neatlikę konversijos, ar ne, matome panašias tendencijas ir elektroninės prekybos svetainėse, kur apie 70% žmonių nepabaigia pirkimo proceso, o tuo tarpu netgi pusė lankytojų aplanko nuo 2 iki 4 svetainių, naršydami internete, ieškodami tam tikrų prekių ir paslaugų. Ko gero, nemažai ir mūsų taip darome, todėl šie skaičiai turėtų nestebinti. Dabar pakartotinė rinkodara leidžia rodyti skelbimus anksčiau svetainė apsilankiusiems arba programą mobiliesiems naudojusiems žmonėms. Kokią papildomą funkciją suteikia dinaminė pakartotinė rinkodara, ar ne, kad galima skelbimus rodyti daug asmeniškesnius. Ir puikiai naujiena ta, kad Lietuvos rinkoje ši funkcija yra įgalinta be Google Merchant Center. Būtent ši platforma dar yra nepasiekiama Lietuvoje, tačiau turime galimybę, kaip susidėlioti dinaminės pakartotinės rinkodaros kampanijas ir asmeniškai pasiekti lankytojus, kurie domėjosi jūsų prekėmis arba paslaugomis. Tad, kaip viskas veikia? Dinaminė pakartotinė rinkodara prasideda nuo pirmo veiksmo, kuomet lankytojas nueina į svetainę, pažiūri tam tikrą prekę ar paslaugą. Tuomet lankytojo naršyklė yra išsaugojama žyma, būtent pažyminti tam tikrą prekę ar paslaugą ir sklaidos kanalo, angliškai vadinamo feedo pagalba, benaršant tam pačiam vartotojui vaizdo reklamos tinkle, ta prekė, ar ne, ar tai paslauga, yra dar kartelį pateikiama vartotojui, būtent specifiškai ta, kuri buvo ieškota, kuria buvo domėtasi svetainėje. Palyginus dinaminę pakartotinę rinkodarą su tradicinė pakartotinė rinkodara, matome iš tiesų džiugius rezultatus. Konversijų rodiklis išauga bent 2 kartus, o cost per acquisition, konversijų kaina, sumažėjo 60%. Tai vėlgi tik tai parodo, kad asmeniškas taikymas iš tiesų atneša tikrai gerus rezultatus ir būtent matome jau ir vidinėse tyrimuose mūsų atliktose, kad kompanijos, kurios pasitelkė dinaminės pakartotinės rinkodaros funkciją, iš tiesų džiaugiasi puikiais rezultatais. Keli pavyzdžiai, kaip dinaminių skelbimai gali atrodyti, ar ne, tad matome, tai gali būti ir mažmeninės prekybos, būtent paslaugų tipo skelbimai, ar ne, galėtų būti, kaip ir antram pavyzdį, yra tam tikri skrydžiai į specifiškai rodomi vartotojai. Tas skrydis, kurio buvo ieškota, jisai vėl vaizdo reklamos tinkle pateiktas. Dar kartelį primename apie galbūt specialų pasiūlymą arba kainą, arba dar kažkokį išskirtinį pasiūlymą. Tuo tarpu nekilnojamojo turto rinkoje taip pat gali būti išnaudojama dinaminė pakartotinė rinkodara, kur, tarkime, tam tikri namai, sklypai, kuriais buvo domėtasi, būtų dar kartelį pateikti vartotojui. Kaip ir matėme keliose pavyzdžiuose, štai yra labai daug vertikalių, kuriuose dinaminė pakartotinė rinkodara veikia. Ir iš tikrųjų verta būtų atkreipti dėmesį, kad net tokios institucijos kaip universitetai galėtų naudoti dinaminę pakartotinę rinkodarą, mažmeninės prekybos verslai, skrydžių bendrovės, kelionių bendrovės, viešbučių, žinoma, paslaugos teikiančios svetainės ir kita. Tuo tarpu galime pažvelgti į klientų jau besinaudojančių dinaminės pakartotinės rinkodaros produktų rezultatus. Dielix tai yra įmonė prekiaujanti automobiliais ir pasižiūrėjus į rezultatus, skaičiai kalba iš tiesų patys už save. Matome 15% augimą konversijų skaičiuje. Taip pat ir 97% vaizdo reklamos tinkle
padidėjimas srauto iš mobiliųjų telefonų. Ir pasižiūrėjus Jakobo Baverio, DLX verslo įžvalgų analitiko atsiliepimą, matome, kad jis džiaugiasi, jog nebereikia neautomatiškai kurti vaizdo skelbimų, kad tai yra greitas ir efektyvus procesas. Tarp kitko, štai dešinėje matome dar vieną pavyzdį, kaip dinaminis vaizdo skelbimas gali atrodyti, ar ne? Tai šis, tarkime, automobilis būtų rodomas vartotojui, kuris jau lankėsi svetainėje ir šį specifinį automobilį žiūrėjo. Tad labai trumpai, šnekant iš techninės pusės, kaip viskas veikia, tiesiog kaip jau minėjau kelis kartus, pirmiausia, svetainėje turėtų būti sudėtos pakartotinės rinkodaros žymos, tuomet būtų sukurtas sklaidos kanalas, kuriame visos žymos būtų susietos su tam tikrais produktais ar paslaugomis, ir tuomet reikia sukurti dinaminius skelbimus, kurie būtų pateikti vartotojams vaizdo reklamos tinkle. Tikiuosi, kad ši trumpa apžvalga padėjo jums geriau suprasti, kas yra dinaminė pakartotinė rinkodara, ir tikiuosi esate pasiruošę startuoti su šiomis kampanijomis. Tad kaip tai įgyvendinti iš techninės pusės, žingsnis po žingsnio, aptarsime antroje seminaro dalyje. Dėkui kol kas už dėmesį, iki.